Hei, sveiki visi! Šiame video jums parodysiu, kaip nusipinti štai tokią apyrankę. Ji tarsi yra iš tokių mažų žvaigždučių ar gėlyčių. Kaip be pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir viena mano apyrankė yra padaryta iš 6 gėlyčių, nes tiek telpant ilgų staklių ir pailginau su paprasčiausia tokia pinute, nes jinai gaunasi, jeigu vientisa, labai gaunasi trumpa. Ir ši apyrankė yra pagaminta iš skirtingų spalvos. Kiekviena žvaigždutė ar gėlytė yra skirtingos spalvos. Šią pyniau iš 2 spalvų. Čia jau kaip jums patinka, kaip sugalvosite, pagrindą irgi galite šiaip daryti iš kitokios spalvos gumyčių, kaip jau sugalvosit. O šį kartą gaminsiu iš 3 spalvų dėsiu gėlytes. Taigi mums reikės ilgų staklių ir žinoma gumyčių ir be abejo kabliuko. Pasidedu stakles, kad stulpeliai žiūrėtų nuo manęs ir vidurinis būtų truputėlį išlindęs labiau negu aukščiau. Tai yra, štai taip. Imu juodas gumytes ir dedu po vieną į štai taip. Ir dabar dėsiu iki pat galo po vieną gumytę juodą. Ir dabar, kai vienas stulpelis lieka mums gale, tai dedu štai taip į centrą ir grįžtu prie pradžios ir tada į kitą pusę dedu po vieną gumytę. Ir taip pat vienas stulpelis lieka ir mes jas sujungiame. Ir vėl grįžtu prie pradžios. Dabar darysiu pirmą gėlytę. Ja darysiu rožinės tokios spalvos. Ir dabar pirma mano gėlytė bus štai čia. Bet aš dėsiu ją nuo štai šios stulpelio. Dedu vieną ir dėsim pagal laikrodžio rodiklį. Antrą.
Svarbu dėti ant šio stulpelio gražiai gumutes, nes paskui jas reikės dėti po vieną. Antra, tai yra trečia, ketvirta, penkta ir šešta. Ir dabar vieną gumytę apsuku ant centriuko 2 kartus. Toliau darysiu mėlyną gumytę, taip pat vėl pradedu nuo šio stulpelio. Vėl einu ratuku. Ir vėl vieną gumytę uždedu centre, 2 kartus apsuku. Tada darysiu trečią, vėl taip pat imu. Ir vėl vieną gumytę apsuku 2 kartus centre. Ir štai taip gaunasi mano 3 gėlytės. Taigi vėl dėsiu rožinės spalvos. Ir vėl centre apsuku 2 kartus. Vėl mėlyna. Ir vėl centre 2 kartus. Ir paskutinę. Ir vėl 2 kartus ant centro. Ir dabar ant šio paskutinio stulpelio juodą gumytę užsuku taip pat 2 kartus. Dabar apsuku stakles į save. Imu kabliuką
Ir dabar pirmutinis žingsnis yra štai šią gumytę grąžinti ant štai šio stulpelio. Patraukus. Tai yra, atsiprašau, suklydau. Nuo šio stulpelio turiu šią gumytę grąžinti čia. Tai patraukiu šias dvi, užkabinu pirmutinėje gumytę. Kuri man pabėgo. Bet nieko. O tai. Pašėlus gumytę. Na, aš dėsiu kitą gal. Su pirmutinė yra sunkiausiai, su kitom bus lengviau. Štai taip. Ir ši gumytė, matosi, truputėlį pasitempia. Dabar ant šio stulpelio grąžinu šią ir taip einu ratuku. Už tai turit ant šio vidurinio gražiai susidėti gumytes. Pirmą ėjau pagal laikrodžio rodiklį, dabar einu prieš laikrodžio rodiklį. Štai taip. Ir pirma gėlytė, matote, vidury stulpelis lieka visiškai tuščias, o ši gražiai gumytė apsitempia. Dabar eisiu prie sekančios gėlytės, bet visų pirma šią gumytę perkeliu ant centro. Dabar dėsiu šią gumytę, tas patraukiu. Užkabinu pirmą. Tada antrą. Trečią. Ketvirtą. Ir paskutinį. Vėlgi matot, aplink stulpelį lieka laisva. Einu prie trečios gėlytės. Vėl taip pat šią jau kabinu į centrą. Čia patraukiam gražiai, užkabinam pirmą. Antrą. Trečią. Ketvirtą. Ir penktą. Ir vėl taip toliau. Vėl į centrą. Šiaip tikrai ši apyrankė man labai patinka. Tokia gaunasi pavasariška, vasariška. Gali dėti labai ryškių spalvų.
per paskutinę gėlytę. Štai taip, kai padarome visas gėlytes, tada grįžtu prie pradžios ir dabar patrauksiu šitas gumytes, užkabinu vieną juodą ir tempiu į šią pusę ir dabar traukiu visas paskutinę juodą. Ir taip lengvu žingsniu keliauju į viršų. Ir ties viduriu, ties šios stulpeliu grįžtu vėl į pradžią ir taip pat tą patį padarom su kita pusė. Štai taip. Ir kai pabaigiam, perkišu čia kabliuką per visas gumytes, užkabinu juodą gumytę ir perkišu per kilpą ir užtempiu, kad užtvirtinčiau darbelį. Ir galime nuimti nuo staklių. Ir štai taip gaunasi toksai. Jeigu jūsų ranka yra maža, galite paprasčiausiai prikabinti čia kabliuką ir užsidėti apyrankę tokią. O jeigu ranka yra platesnė, tai paprasčiausiai prie tų dviejų gumyčių paprasčiausiai prikabinam kelias gumytes. Oi, pabėgo. Tokią padarom grandinėlę. Kad ją truputį prailgintų.
ir užkabinam esklipsą. Štai taip. Mūsų apyrankė ir pagaminta. Taigi, laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir laukit kitą video ir sakau iki.